Tamsa pasitraukia ir paukštis pakyla. Respublika įveikia tylą už tave ir už draugus. Lorelorelore virš nakties šviesus dangus. Labas, čia mano fotelis ir pultas. Labai nemėgstu žinių. Užtat labai mėgstu multikus. Jie tokie spalvoti, kad seneliui net akinių nereikia. Dabar namie kanalų va tiek. O močiutė šaukia, kam visa tai? O aš jai sakau, kad būtų linksmiau gyventi. Užsisakykite skaitmeninę televiziją ir pagerinkite savo vaizdo ir garso kokybę. Mes Šiauliuose Magifix klube, kur sportuoja ir vasarą pasitikti ruošiasi Deimantė. Deimantė, sveika, kaip tau sekasi, papasakok. Pokyčius matai, svarstyklės džiugina, centimetro juostelė trumpėja. Labą dieną. Na, pradžia buvo nebloga, bet įpusėjus projektui susidūriau iš karto su sunkumais. Buvau pasigavusi labai stiprų virusą, teko kovoti, neapsiėjau žinoma be vaistų. Teko vaistukus pavartoti, kad atsistatyti, aišku, jei nesuderinta mityba ir net treniruotės, tai nežinau, kaip būčiau atsistačiusi, bet po to paaiškėjo, kad dar turiu labai stiprių sveikatos sutrikimų. Taip, kad sportuoju, stengiuosi, darau kiek galiu, žinoma, kažkiek apimtis, kažkiek visas kūnas keičiasi, galbūt ne taip, kaip norėčiau, bet vis tiek nepasiduodu, kovoju su savimi. Šaunuolė, ar pasikeitė mityba, režimas, treniruočių intensyvumas, treniruočių kiekis ir ar taip įsivaizdavai projektą? Žinoma, pasikeitė mityba, dabar mityba žymiai griežtesnė negu prieš tai, anksčiau galėdavau per pietukus net apkepą kokį suvalgyti, dabar apie apkepus visus galiu pamiršti. Treniruotės intensyvesnės, stipresnės, anksčiau pasilepindavau save darydama su mažesniais svoriais, dabar to nėra, yra trenerio priežiūra, trenerė prižiūri, kad nesilepinčiau savęs, o daugiau viskas išliko taip pat. Ar atsirado tokių, atrodydavo, maitiniesi, valgai, lyg tai viskas natūralu, normalu, o dabar, aš to nevalgau, bet kaip aš to norėčiau, yra tokių patiekalų ar ne? Ne, šiuo momentu dar nėra, galbūt vėliau atsiras, galbūt dar tik įpusėjo projektas, dar nelabai pasilgau, prieš pat pabaigą galbūt jau užsinorėsiu kažko labiau. Nes mintis visos dabar yra sukoncentruotos į tai, ką dabar darau, ko noriu pasiekti, ką noriu pasidaryti, neskaitant visų savo sveikatos problemų. Tai galbūt ir negalvoju apie tą kitokį maistą ir gyvenu ir džiaugiuosi ir su sveika mityba, su sportu. Tikiuosi, kad išsivarysiu savo visas ligas ir viskas bus gerai ir pasieksiu rezultatus, kokių tikiuosi. O aplinkiniai pastebi, kad keitiesi? Žinoma, pastebi, jie dažnai pasako komplimentus, galbūt pati nepamatau, nepastebiu savęs, bet kiti tai tikrai pastebi. Sulauki palaikymo ar ir kritiškų kažkokių pastabų, kad ką tu čia nesąmonėm užsiminėjai? Po kol kas sulaukiau palaikymo tik. Galbūt vėliau atsiras kažkokia kritika, bet šiuo momentu dar neturėjau. Tai Deimantė, linkiu nepasiduoti, toliau taip kryptingai, sėkmingai, užsibrėžtai, užtikrintai ir iki pabaigos. Ačiū labai. Deimantės trenerė Ilona išduos keletą paslapčių skirtų moterims, kaip vasarą pasitikti gražesnėmis. Na, Ilona, tai kokios tos paslaptys? Labą dieną visiems.
Kadangi artėja vasara, visos moteris labai nori dailių kojyčių ir ypač galinės užpakalinės dalies, nes ten mums daugiausiai kaupiasi celiulitas. Moteris nori, kad būtų dailios, gražios kojytės ir užpakaliukas. Tad norint atsikratyti riebalinio audinio, reikia sumažinti kalorijas. Būtinai atsisakykite saldumynų. Na, o po to galite pasiskaičiuoti kalorijas, jeigu norite kažkiek tai atsikratyti kilogramų. Tai padauginkite judrios moteris, kurios kasdieną judate daugiau, dažniau kažkur išeinate pasivaikščioti, jūsų darbas judresnis, padauginkite savo kilogramų svorį iš 25. Tada žinosite, kiek kalorijų. Tarkim, yra 60 kg svoris, padauginate iš 25, gaunasi 1500 kalorijų. Tada jums kris svoris lėtai, gražiai ir deginsite riebalinį audinį. O jeigu jūs esate nejudrius, tada paprasčiausiai padauginkite iš 20 kg svorio. Na ir aišku, būtinai gerkite daug vandens su citrina ir mažinkite kavos kiekį iki 2 puodelių be pieno. Sumažėjus kilogramų svorį, jūs vėl perskaičiuokite kalorijas. Bet Ilona, turbūt neužtenka atsikratyti svorio, kad kojos ir užpakaliukas taptų gražesniais, reikia juos ir treniruoti. Tai būtina treniruoti ir aš parodysiu 3 pratimų junginį, kurį tikrai turėtumėte daryti kas 2 dieną ir taip 6 savaitės, pridedant šitą programą su kalorijų skaičiavimu. Ir būtinai vanduo su citrina ir 2 litrai. Tiesiog visų kampų keliame tokius deginimo principų, darom pratimus. Vieną kojytę 15, keičiam kitą kojytę 15 ir tada iškart einam. Šitą pratimą darom, įtupstai, su viena koja 15. Ir iškart einame, darome hiperekstenziją, taip pat 15. Daroma lėtai, kojas truputį į vidų pirštai, rankytės priešais, leidžiamės lėtai žemyn, žiūrime tiesiai, jaučiame, kaip tempia šitą dalį, įkvepiam, lėtai iškvepiam, užlaikom, 1, 2 mintyse suskaičiuojam ir vėl įkvepiame. Iškvėp, 1, 2, išlaikom. Taigi, visus šios pratimus reikia daryti po 15 pakartojimų. 4 kartus po 15, pauzės turi būti nedaugiau 30 sekundžių. Taigi, visus šios pratimus jūs, kaip ir sakiau, darysite 6 savaitės, kas 2 dieną ir tikrai jūsų kojos padailės. Sėkmės! Šiandien laidoje tiek. Dėkojame, kad buvot su mumis ir pasimatysime po 2 savaičių tais pačiais kanalais tuo pačiu metu.